Sveikučiai! Šiandien mano kamade labai skanus triušienos troškinys su baltu vynu ir kalno daržovių. Triušieną galima paruošti įvairiais būdais, bet šiaip ko gero geriausias būdas tai yra jos troškinys. Ir šį kartą taip ir darau. Tai tiesiog susipjaustau mažais gabalais, panašiai kaip ir vištą, reikia tiesiog surasti sąnarius ir per juos pjauti. Ir tada viskas gražiai susipjausto. Tai tokiu atveju bus tiesiog troškinė geriau užsitroškins ta mėsa. Prieskoniuoju labai paprastai: druska, česnakai granuliuoti, pipirai juodi, taip pat truputį čili dribsnių. Ir viską pakankamai gerai įtrinu prieskoniais, nemarinuoju, tiesiog leidžiu prieskoniams įsigerti, kol įkuriu kepsninę. O kepsninę kaitinu maždaug iki 150 laipsnių Celsijaus. Kol kaista kepsninė, pasiruošiu daržovės. Tai man visuose troškiniuose labai patinka morkos, taip pat truputį, kad būtų salierų stiebų, porų. Galima pridėti, kaip šiuo atveju, grybų, bet svarbiausia nepagailėti svogūnų ir česnakų. Papildomai dar reikės truputį aliejaus, taip pat worcesterio padažo, balto vyno ir vištienos sultinio. Dar naudosiu lauro lapus, kvapiuosius pipirus, rozmarinus ir čiobrelius džiovintus. Kai anglis įsidega, dedu groteles, kad jos gerai įkaistų, taip mėsa mažiau prikips ją uždėjus ant grotelių. Tai jas tiesiog šiek tiek pakaitinu, kepsninės temperatūra turėtų išlikti maždaug apie 150 laipsnių Celsijaus, man taip geriausiai gaunasi, tada dedu medienos pagaliukus rūkinimui ir dedu mėsą ant grotelių. Tai pirmas etapas darant bet kokį troškinį, ar tai būtų šiuo atveju triušiena, ar veršiena, ar kažkokia jautiena, ar vištiena, vis tiek yra geriausia ją truputį apkepti ir parūkinti. Didelės temperatūros nereikia, reikia šiek tiek atgautų dūmo ir šiek tiek paskrustų. Ir tikslas nėra iškepti mėsą iki galo, ar ją ten labai prisvilinti, ar per daug prirūkinti, reikia tiesiog, kad jinai truputį gautų to apskrudimo, truputį dūmo ir šiek tiek irgi pasitroškina taip pat jinai. Viskas užtrunka kokią 20 minučių, pusvalandį, nedaugiau turbūt, ir nereikia labai aukštos temperatūros. Kai jau jums atrodo, kad mėsa yra pasiruošusi troškinimui, tai galima ją nuimti ir toliau dėti kazaną, kurį reikia iš pradžių įkaitinti. Tai viską nuimu ir tada vietoj grotelių dedu kryžmę specialią, ant kurios laikosi puodas, ir dedu didelį kazaną. Mano atveju kazanas yra pakankamai nemažas, gali būti tas indas ir mažesnis, jeigu triušis nėra didelis, bet kai daugiau vietos yra geriau, negu kai jos per mažai yra. Kai kazanas kaista, kepsninės labai smarkiai angų atidaryti nereikėtų, nes jeigu atidarysite dabar angas smarkiai, tai tiesiog viskas labai įkais, pati kepsninė įkais, kol dar nespės kazanas įkaisti. Tiesiog reikia šiek tiek daugiau laiko ir dangtis viršutinis, pavyzdžiui, jisai ne taip greitai įkaista kaip apačia, tai pamatavus skirtumas yra tikrai nemažas, bet temperatūros reikėtų pakankamai aukštos, kad įkaitęs būtų tas apatinis dalykas. Pradžioje dedu aliejų šiek tiek, tada dedu būtinai šoninę. Kodėl būtinai šoninę? Todėl, kad triušiena savaime nėra riebi mėsa ir labai gera kombinacija, kai ją sumaišai su kažkokiu riebesniu daiktu. Tai šoninė šiuo atveju labai tinka, ją tiesiog šiek tiek apkepu, pakaitinu ir toliau dedu svogūnus, kuriuos irgi reikia apkepinti. Tai galima apkepinti juos daugiau, galima mažiau, taip kaip jums patinka, bet troškinimas bus ilgas, tai jie tikrai susitroškins. Toliau pridedu šiek tiek prieskonių, tai yra druska, česnakai, granuliuoti pipirai tie patys, vėl viską šiek tiek pamaišau, tam, kad toliau truputį apkeptų, o kai jau šiek tiek jau apkepa, galima tada dėti mėsą ir troškinti pradėti kartu su kitais priedais. Kai jau svogūnai tie pasitroškina, galima įdėti česnakus, nes jeigu juos įdėsit labai anksti ir pasvilinsit truputį, tai gali būti kartu skonis, tai aš juos dedu paskiausiai. Ir tada jau dedu skystus dalykus. Šiuo atveju naudoju baltą vyną, naudoju pakankamai geros kokybės baltą vyną, šardonė veislės, turi tikrai nemažai vaisių skonio ir labai tinka troškiniams. Taip pat dedu vištienos sultinio ir dar papildomai dėsiu šiek tiek turbūt vandens, jeigu jo pritrūks, bet reikia pradžiai pasižiūrėti, ar apsemia tas įpiltas skystis visą triušieną. Ir jeigu neapsemia, tai tada galima pripilti tiesiog papildomai vandens ir tai bus nemažai skonio. Aš sriubose ir troškiniuose labai mėgstu lauro lapus,
ir kvapiuosius pipirus, bet ne visi juos mėgsta, tai dėkit pagal savo skonį. O dar šiuo atveju pridedu džiovintų čiobrelių ir džiovintų rozmarinų, kurie taip pat pagerina skonį. Šiaip įpylus vyną reikėtų palaukti, kol viskas užvirs ir išgaruos alkoholis, bet kadangi troškinimas vyksta gana ilgai, tai tikrai viskas ten išsigaruos savaime, tai nelaukiu, kol net ir užvirs tas visas turinys, dedu iš karto triušieną ir ją stengiuosi panardinti į tą skystį. Kad viskas pilnai apsemta būtų tikrai nereikia, tai pradžioje tiesiog įdėsiu daržoves ir dar po to pasižiūrėsiu, kiek trūksta to skysčio. Dedu daržoves, tai yra salierų stiebai pjaustyti ir porai pjaustyti. Taip pat dar dedu daug morkų, man morkos troškiniuose labai patinka ir galima pridėti dar, pavyzdžiui, grybų, tai šiuo atveju yra rudieji pievagrybiai. Bet jeigu gaminat tokį troškinį rudenį ir yra baravykų, tai skonis tikrai bus nepamirštamas. O dabar, kad būtų jo šiek tiek daugiau, pridedu worcesterio padažo, kuris visada pagerina skonį ir tiek sriubose, tiek troškiniuose, ar kažką netgi ir rūkinant aptepant. Taip pat dedu druskos, bet druskos reikėtų nepadauginti, nes pasisūdyti papildomai tai visada galima, o išimti druską nelabai. Na ir viską sudėjus netidarau kepsninės angų pilnai, tiesiog palaukiu, kol viskas pamažėliau užvirs ir tas virimas turi būti pakankamai lėtas. Kai tik tai pradeda skystis po truputį burbuliuoti, tada reikia dar labiau pridaryti kepsninės angas, kad nebūtų per daug intensyvaus virimo, nes jeigu virimas bus per daug intensyvus, tai labai išgaruos daug skysčio ir nespės dar viskas išsitroškinti. Man į tokį troškinį dar patinka įdėti tokį slaptą ingredientą, tai yra muskato riešutas, bet jo nereikėtų padauginti. Patrakuoju šiek tiek, kad būtų truputis kvapo ir skonio, bet nereikia per daug pridėti. Ir dabar jau reikia pridėti dar papildomai skysčio ir leisti viskam toliau troškintis. Tai troškinimo laikas yra toks, koks yra, reiškia, kol mėsa pilnai išsitroškina ir pradeda atšokti nuo kaulų, taip pat lengvai nusiima su kokia šakutė ar netgi šaukštu, tada troškinys jau yra paruoštas. O jeigu jūs jį bandysite pagreitinti kažkaip, kepti aukštesnėje temperatūroje, tai tiesiog prarasit daug skysčio. Ir kai jau mėsa yra išsitroškinusi ir taip pat daržovės, reikia paragauti ir vieną ir kitą, galima išimti mėsą. Ką aš dar padarau papildomai, tai išėmęs mėsą palieku visą skystį ir jį truputį sutirštinu. Sutirštinti galima įvairiais būdais. Šiuo atveju naudoju truputį šaukštelį arbatinį krakmolo ir dedu jį praskiedęs vandeniu. Tai labai svarbu iš karto viską sumaišyti prieš įdedant ir po to iš karto sumaišyti, kai jau įdedam. Tai gaunam tokį kaip kisėlių, kuris labai gerai aplimpa ant mėsos ir daržovių ir viską tolygiai išmaišau ir galima bus valgyti. Tai šitą žingsnį galima daryti, galima jo nedaryti. Tiesiog daugiau skonio iš to aplipusio padažo ant viso to troškinio lieka. Beje, į patį troškinį galima dėti kartu su morkomis dar ir bulvių, tai tokiu atveju turėsit viską viename. Aš bulves viriau atskirai. Na ir kągi, gal vaizdas troškinio nebūna toksai įspūdingas, kaip kad gaminant kokį nors rūkytą, pavyzdžiui, triušį, kurį neseniai dariau, bet skonis tikrai yra daug geresnis. Ir galioja visiems praktiškai troškiniams, kokia mėsa bebūtų. Tai jeigu triušieną gaminat pirmą kartą, tikrai rekomenduoju daryti troškinį, nenusivilsit. Skanaus ir iki kito karto.